ar čia tikrai yra pagal užduotį dirbamas darbas, ar tai yra bukas dėmesio siekimas? Tas žmonių genocidas yra vykdomas su lietuviškais automobiliais. Lietuvoje registruotais su lietuviškais numeriais. Aš esu įsitikinęs, kad jie yra naudingi idiotai. Jie yra kvailiai, kuriais naudojasi. Kad jie gauna metodičkės, aš esu įsitikinęs 100%. Nes per daug viskas sinchronizuotai, per daug gerai organizuotai. Greičiausiai, kad tas instrukcijas dalina celofanas, nes celofanas iš jų yra gudriausias. Jisai jais naudojasi ir vienintelis jisai, kuris monetizuoja savo tas visas nesąmonės. O, jeigu norit keliauti į ateitį, pirkit 100 celofanų ir turėsite Maserati. Jeigu perka. Tarsi ne vienas protingas žmogus ten tų celofano popieriukų tikrai nepirks. O kad tie visi dešruomenė, tos visos šunbežionės, tegu perka ir kuo daugiau. Visi jie papuls, tas celofanas juos greitai mes per bortą ir pasiims tos pinigus. Celofanas monetizuoja, visi kiti tai ten durnumo.